Sveiki, sveiki. Čia aš Marius Germanas, santykių coacheris ir Karolis Stasiūnas, Delegacy coach. Su jumis ir vėl LDK Mastermind'e ir šiandien tema yra tobulumas netobulume ir Fenikso prisikėlimas. Temą galvojo Karolis, todėl jam ir leisiu papasakoti apie ką jinai, kodėl jinai ir apie ką šiandien kalbėsime. Tai sveiki visi ir ačiū, kad prisijungėte, ačiū, kad klausote ir dalyvaujate šiame iššūkyje. Tai yra mūsų pirma diena šio iššūkio, kur mes paliesime labai dažną problemą, su kuria susiduriam kasdieniam gyvenime. Tai yra būtent ta stagnacija, kodėl mes vis sukamės ratuke, kodėl mes negalime padaryti to neidealaus, netobulo žingsnio. Ir iš tikrųjų, kaip pasinaudoti Fenikso modeliu, kad būtent tas mūsų asmeninis gimimas įvyktų kiekvieną dieną. Tai manau, Marius nuo čia pasidalins savo pirmaisiais žingsniais ir važiuosim. Tad turėkite tušinuką, užrašų knygutę ir būkite ne tie, kurie šiaip klauso, būkite tie, kurie studijuoja. Tad pasinaudokite šią informaciją maksimaliai naudingai. Sėkmės. Taip, tai šiandien norėčiau pasidalinti, kaip visada, iš savo patirties. Tai yra apie nedarimą to, kas mano galvoje atrodo prasminga, ką norėčiau daryti, ir tuomet prasideda mintis apie kaip tai būtų padaryti, kaip tai būtų teisingiausia padaryti, koks yra greičiausias kelias link mano norimo rezultato ir planavimas galvoje, nieko neužsirašant, nieko iš tikrųjų neanalizuojant, tai tiesiog galvoje apmąstant skirtingus kelius, ir tas mąstymas mane dažnai nuvesdavo iki paralyžiaus, kuris baigdavosi tom, kad nieko nedarydavau, kadangi yra tiek skirtingų kelių, apie kuriuos nieko nežinau ir kurie visi tokie baisi ir dideli ir tiek daug visko reikia, kad yra daug lengviau nieko nedaryti ir tiesiog skųstis kokia nefaina diena ir kaip aš nieko nemoku, arba nusipirkti mokymus, kurie dar ant viršaus užkeltų daugiau informacijos ir dar daugiau pasimetimo. Ko pasekoje aš nusprendžiau daryti ir iš darymo spręsti, kas man tinka, kas netinka, atsirinkti savo kelius ir pagal tai naviguoti, kur aš noriu ir kaip aš noriu eiti tam, kad pasiekti ir pradėti kelionę link rezultato. Nes netgi pagal mokslinius tyrimus žmonės su mažesniu intelektu pasiekia daug daugiau vien dėl to, kad jie drįsta daryti, jie turi drąsos daryti, nes nepergalvoja, ne overthinkina savo žingsnių ir tiesiog daro, iš to mokinasi ir daro kažkaip kitaip. Gal vieną kartą kažkas nepavyksta taip, kaip jie norėjo, gal pavyksta, kaip norėjo, bet iš darymo gimsta tobulas planas, kuris veikia būtent jiems, nes vieno tobulas planas gali neveikti kitam žmogui ir atvirkščiai. Kokios tavo mintis, Karoli, apie tai? Tai apskritai planavimas toks įdomus dalykas. Man labai patinka paprasta perspektyva, tai žinai, mes galime planuoti, kad čia miškas augs taip ir taip, bet pasižiūrėkime, kaip medžiai auga. Žinai, nieks jiem nepavadovaus, kaip jie ten ir kiek jie turi augti, kažkokių jie išsiauginti turėtų, ir tai kiekvieno augimas, žinai, mūsų pačių šerdyje. O šiaip tas tobulumas būtent mūsų sulaiko, būtent tas norėjimas, kad tas planas mums suveiktų, vietoj to, kad mes tiesiog tai įgyvendintume, imtume žingsnių ir iš tikrųjų prisimtume tą atsakomybę, kad kartais dalykai neveikia taip, kaip mes jų norėtume, ir galbūt dėl to reikėtų būti labiau čia ir dabar ir sukoncentruoti savo dėmesį į šią akimirką, kaip ir viso šio iššūkio esmė yra ta, jog jūs jį pradedate iš tikrųjų ne ryte, o vakare, kur jūs nustatote nuoširdžią intenciją ir pastatote pamatus, ant ko visas šitas iššūkis stovės. Tai jūs patys savo pasakote, liepiate labai nuoširdžiai, jog jūs norite atsibusti kaip tikrasis jūs, ir jūs savo suteikite būtent tą pirmą Fenikso sėklą, kuri leidžia padaryti netobulą veiksmą tobulame pasaulyje. Taip, ir kadangi pats mokinuosi ir mokinu klientus, kaip būti tikrų savimi santykyje, pasidalinsiu tokiu jautriu, taip pat, kas susijęs su mūsų mastermindu. Ta prasme, mes pradėjom tai daryti taip, norėtųsi galbūt kažkokio kitokio backgroundo, kuris būtų įspūdingesnis, gal norėčiau, kad būtų biblioteka, kurioje galėčiau sėdėti su profesionalia įranga, atrodyti daug geriau negu atrodau, kalbėti daug įspūdingiau negu kalbu. Tačiau darau žingsnius, kurie man atrodo yra
veda link to rezultato, kurio tikiuosi, kurį įsivaizduoju, kad galiu pasiekti, tai yra geriausia, ką šiuo metu galiu daryti. Ir pagal daromus žingsnius tada jau rinktis įrankius, rinktis laiką, rinktis ar mokinti, sakykime, tam tikrus dalykus, to pačio viešojo kalbėjimo, kurio norėčiau įvaldyti geriau negu dabar valdau. Ir eigoje, pačiame procese tobulinti save link to norimo rezultato, o ne tobulinti save, net nepradėjus rezultatą, net nepradėjus kelionės, nes ilgą laiką iki tol tiesiog vieni kursai ir kiti kursai, knyga, kita knyga, ir kuo daugiau išmokdavau, tuo daugiau suprasdavau, kad dar to nemoku, ano nemoku, arba dar nepasiekiau tos tobulybės, su kuria galėčiau pasirodyti. Tai labai džiaugiuosi, kad Karolis atsirado ir pastumėjo daryti žingsnį, kuris yra tiesiog paprastas darimas, ir to eigoje mokintis ir procese pritaikyti ir mokymus, kurie tame momente yra svarbus, kurie tame momente man neleidžia pereiti į geresnį etapą, aukštesnį etapą, kur aš pagal tai galiu pasirinkti, kokią aš įrankį noriu įvaldyti, ar ką aš noriu konkrečiai pakeisti, o ne tiesiog mokintis, planuoti ir nieko nedaryti, kas yra tikrai lengviausias kelias, bent jau mano akimis žiūrint. Jo, iš tikrųjų, Mariau, aš ir pats labai džiaugiuosi, kad mes tai pradėjome daryti, kad, kaip sakyti, įpuoliau aš pas tave naktį į tą messengerį ir pradėjome tą temą. O šiaip, žinai, pasakysiu tokį labai paprastą dalyką, tai visas, nežinau, paskutiniai 2-3 metai iš tikrųjų gyvenau labai paprastu posakiu, kurį pasakė, jeigu neklystu, Handis, tai mokykis taip, lyg gyventum amžinai, o gyvenk taip, lyg mirtum kiekvieną dieną. Ir šitoje vietoje buvo viena iš pradinių linijų, kur būtent Fenikso metodas man padėjo realiai iš tikrųjų pagyventi savo gyvenimą ir leisti savo patirti tą naujo lapo pradžią. Ir tas posakis, kad pradėsiu viską nuo naujo lapo ir panašiai, nes jaučiame, nešame su savimi bagažą. Tas bagažas būna dažniausiai prikrautas akmenų, kurių iš tikrųjų nereikia nešti. Toks jausmas, pavyzdžiui, kaltė, ne? Yra labai svarbu išmokti pamokas, kurios yra laikomos ten. Tačiau ar tikrai yra taip svarbu tai neštis ir vargti ir kaip sakyti, vilktis per žemę tik tam, kad nešti tą svorį mintyse? Tad čia verta kaip sakyti, pačiam pasigalvoti, kam aš nešioju tos dalykus, kurie jau senai numirė. Tai čia, žinai, aš tokį savo labai paprastą klausimą užduodavau. Kitas dalykas, tos frazės antra dalis, kur gyvenk taip, lyg mirtum kasdieną, man labai stipriai padėjo suartinti santykius su man brangiais žmonėmis. Tai leido man įvertinti mano laiko galimybės. Tai mes visi turim 24 valandas ir būti tobulam 24 valandų bėgyje, apie ką mes kalbame, įsivaizduok, jeigu tau liktų viena diena gyventi ir turėtum 24 valandas, tai eitum vis dar mokytis būti tobulų? Ne, tikrai ne. Ir paskambintum mamai, paskambintum tėvui, paskambintum seneliams, paskambintum broliams, seserims, paskambintum tai moteriai, tam vyrui, kurį myli, kuriam jauti simpatiją, kuriam senai nori kažką pasakyti, nes nebeliktų stabdžių. Kadangi yra įsivaizdavimas, jog mes turime labai daug laiko ir šiaip mes turime to laiko žmogaus gyvenime, aš manau, kad mūsų kartos mes gyvensim iki 100, 120, 130 metų tikrai. Ir, žinai, tie, kuriems 30 metų ir galvojat, kad seni, tai jums tikrai batai. Bet, ta prasme, pasistengkit sugrįžti į jaunatvę, nes jums dar bent 100 priekį. O iš tikrųjų, tas jausmas, kur mes save pastatome, jog aš norėčiau pradėti nuo balto lapo, žinai, gyvenimą. Ir tai yra labai nuostabi vieta būti, kur atrodo, kaip sako, žinai, jeigu dabar sugriūtų tavo verslas ir ką darytum, jeigu reikia pradėti nuo nulio, tai niekada nepradėsi nuo nulio, nes jau yra sukauptas bagažas, jau yra sukauptos patirtis
Ir netgi taip pat, aišku, čia Marius daugiau pasidalintų kaip santykių coacheris, jog net jeigu pradėt santykius kažkokius nuo nulio, tu esi žymiai stipresnis, tu esi brandesnis. Sakykime, šioje pozicijoje, kaip mes darome ir saviugdą ir visą tą darbą su savimi, mes ir matome toksišką elgesį ir visus tos išgyvenimo instinktus, kuriais žmonės bando kabintis į savo senas traumas. Tai automatiškai tokie santykiai būtų labai, labai paremti per komunikaciją ir tai automatiškai mus privestų prie gijimo, norime to ar ne. Tad tikrai yra geras jausmas būti toj pozicijoje, kur mes galime startuoti nuo balto lapo, na, o pati didžiausia iliuzija yra ta, kad mes negalim to padaryti kiekvieną dieną. Tai aš labai stipriai tikiu ir praktikuoju, ir mano klientai praktikuoja, jog būtent pradžia nuo balto lapo gali prasidėti kiekvieną vakarą prieš užmiegant ir kiekvieną rytą atsikeliant. Taip, papildant tai, ką Karolis papasakojo, tai yra gali prasidėti kiekvieną dieną ir aš manau, kad gali netgi prasidėti kiekvieną sekundę dienoje. Taip. Tai žinoma priklauso nuo sąmoningumo lygio, kurį mes pasiekėme ar kurio siekiame, kuriam leidžiam būti. Lygiai taip kaip santykiai versle, kuriuos labiau pažįsta Karolis. Aš manau, kad jeigu vienas verslas nepasiseka ir mes pradedame naujų lapų, naujame versle yra svarbu nepersinešti skausmo, tai yra persinešti išmintį, o ko mes išmokom iš paskutinio savo verslo ir nepersinešti skausmo, tai reiškia nebijoti daryti to pačio, ką darėm ir leisti savo klysti dar kartą, nes kad vieną kartą žmogus pasielgia taip pat, tai nereiškia, kad ir kitas žmogus ar kitoje situacijoje jis pasielgs taip pat. Tikimybės yra, bet lygiai yra tiek pat tikimybės, kad tai ir gali ir pasisekti, nes skausmas visuomet veda į asmenybės mažėjimą, į tų pačių rezultatų kartojimą. Dar daugiau skausmo. Taip, ir aš tai vadinu suaugimu, nes kai žmonės suauga, tai dažnai įvyksta ties 30-35 metų, suaugęs žmogus mano akise jau dažnu atveju būna miręs, tai reiškia, kad yra tam tikri pasirinkimai, sakykime, einu į tą darbą, kuris yra nuo 8 iki 5, geriu tą pačią kavą, kur yra 2 kavos, 2 cukraus ir be pieno ir nieko kito nebandau, nes tai yra pažįstama, taip aš mėgstu, bet jeigu tu 5 metus tą pačią kavą geri ir eini į tą patį darbą, tai kaip tu gali sakyti, kad pažįsti ar mėgsti, jeigu tu nieko daugiau esi matęs, net neįsivaizduoji, kas yra šalia, gal tau jau ta kava įstrižai gerklės, o jeigu tu paragausi arbatos, tos pačios mokos, dar kažkokios, gal tu mėgsti jau arbatą, net ne kavą, tiesiog dėl to, kad tu nebandai, tu nežinai, kad tu tai mėgsti. Tai manau, kad naujų sprendimų priėmimas, kitokių sprendimų priėmimas, dažnesnis pasakymas taip, kai ateina pasiūlymai iš gyvenimo, kurie nepritampa, kurie yra kitokie negu įprasti pasirinkimai, negu įprastos programos, reikia dažnai pasistengti pasakyti taip, nesvarbu kaip nekomfortiškai tai jaustųsi akimirkoje. Ir prieiname prie dar vienos minties, kurią noriu pasidalinti, tai yra apie sprendimų priėmimą, kad reikia greičiau nuspręsti, patirsim daugiau gyvenimo, nes laiko turim tiek, kiek turim, o baimė, ko bijot. Jeigu mes galim pagalvoti, kas blogiausio nutiks, gali būti gėda, prieš ką gali būti gėda, tai buvo vaikai ir buvo gėda, buvo linksma, buvo smagu patirti gyvenimą taip, kaip jaučiame, kad norime patirti gyvenimą tame momente, o negalvojom, ką pagalvos kaimynas, draugas, tėtis, mokytojas. Ir tada augdami prisirinkom tų programų, nelip ten, nedaryk taip, kaip tu atrodai, apie ką tada, apie ką tas gyvenimas, kad kažkam kažkaip atrodytume, jie net neturi laiko, kada apie jūs galvoti, tai bent jau patys savo patikit, patys santykį su savimi pastatykite tokį, kad ar jie galvoja ar negalvoja, jūsų neišmuštų iš vėžių, nes daugelis žmonių užsisuka šitam rate, kur kažkas galvoja, kažkas kalba, kažkas šneka ir čia norėčiau pasidžiaugti turbūt ir savo padėkoti už tai, kad mane jau nuo paauglystės lydėjo tokie patyrimai ir man jie patiko. Man patiko, kad žmonės apie mane kalba, man patiko, man iš tikrųjų nesvarbu buvo, ką jie apie mane kalba, man patiko, kad apie mane kalba ir man tai visada žavėjo, man tai visada įkvėpė ir aš gyvenu savo gyvenimą taip, kad būtų smagu prisiminti, kad būtų linksma prisiminti ir kad jausčiaus gyvybingas, energingas, kad turėčiau kuom dalintis, nes tai
į dieną tokių tiek patirčių, kad pas kitus žmonės per metus laiko tiek neįvyksta, tiek pas mane kažkas naujo. Ir man tai yra brangu, man tai yra svarbu. Jeigu jūs esate laimingi savo gyvenime, tai nesakau, kad reikia kažką keisti. Tiesiog, jeigu kažkas gyvenime stringa, kažkas nesijaučia taip, lyg įkvėptų krūtinę, ar tai neštų gyventi, tiesiog atrodo rauna iš lovos, kaip nori patirti daugiau, tada galima būtų išbandyti naujų pasirinkimų, dažnesnio sakymo taip ir greitesnio sakymo taip naujiem pasiūlymam. Čia labai tiktų mano pirmo punkto trečias toksai pastebėjimas, tai ačiū už galimybę. Ir, žinai, aš iš tikrųjų čia tam, kad padėti lyderiams tapti dar geresniais lyderiais. Ir kaip Marius labai davė labai gerą pavyzdį, kad mūsų ta galimybė padaryti daugiau sprendimų yra iš tikrųjų vienas iš bruožų, kuris suvienyje sėkmingus žmonės pasaulyje. Ir įsivaizduokit entrepreneur, kuris turi, sakykime, 40-50 kompanijų ir visos yra patarėjas, per visos vyksta kažkokie procesai ir jisai yra pačių svarbiausių sprendimų priėmėjas savo aplinkoje. Tai kiek jam sprendimų reikia priimti kiekvieną savaitę. Ir jeigu toks žmogus būtų varomas baime, nepasitikėjimu, abejonė, kas bus, o kas bus, jeigu sudegs, ar tas, ar anas, XYZ, ta prasme, tai kur tokie žmonės būtų? Jie būtų stagnacijoje, pas juos būtų įjungtas rūšnikas ir jie sėdėtų tiesiog toj pačioj vietoje su savo tais sprendimais ir visą laiką galvotų ir bijotų. Tai mano toksai dar pridėjimas prie tos frazės, jog mokytis taip, lyg gyventum amžinai ir gyventi taip, lyg gyventum tik tais vieną dieną, tai būtų naujas aš, geresnis aš ir dėkingas aš už galimybę. Nes buvo Marius dar minėjęs, kad mes galime tai padaryti ne tik būtent tą Fenikso metodą ryte ar vakare, mes galime tai padaryti bet kurią akimirką dienoje. Ir principas yra labai paprastas, kad aš čia ir dabar leidžiu savo startuoti iš naujo, būti geresniu ir jaustis dėkingu ir iš tikrųjų būti dėkingu už galimybės, kurias mes gauname, vien priimdami šitą sprendimą, kad mes galime restartuoti patį save, pačių savo būseną. Tai iš tikrųjų, tęsant prie temos, norėčiau paminėti savo antrą punktą, kuris skambėtų taip: stebėk, nusinulink ir nukreipk. Tai pirmiausiai, kad įvyktų restartas, mes turime tapti budrus apie tai, kurioje vietoje reikalingas restartas. Ir netapę budrus apie tai, kad įvyko šita situacija, kad padariau tą ir tą, ir padariau, sakykime, seną klaidą, kurią žadėjau savo, kad jos nedarysiu. Šitoje vietoje mes turime prieiti nulinį tašką. Kad, aš vėl suklupau, bet aš supratau, kodėl aš tai padariau. Ir aš tikrai nuoširdžiai stengsiuosi daugiau to nedaryti, kad pats savęs neišduoti. Tai aš nusinulinu iki to taško, kad, tai įvyko, bet mes galime judėti toliau, ne? Ir dabar intencija. Trečias punktas yra intencija šitoje vietoje. Kur? Kokia kryptis? Tai naujas ir geresnis aš. Ir čia yra labai svarbu, žinai, mes turime pasidaryti savo darbą, kas yra man geresnis aš. Ir tiesiog galite paimtis ant lapų, rašyti geresnis aš, naujas aš, brūkšnelis geresnis aš. Koks tai aš? Koks tai žmogus? Ir kai tai padarysite, bus labai paprastas pratimas, kurį galėsite padaryti, kurį pasidalinsiu, manau, praktiškai pačiam gale šito video. Ir dabar norėčiau perduoti Mariui, kad jisai šiek tiek dadėtų, nes, kiek žinau, dar trečias punktas yra, būtent tobulumo netobulume ir varom. Aš pridėsiu dabar jau iš savo vėlgi patirties į tai, ką tu pasakėjai apie pastebėjimą ir leidimą būti, jeigu mes kartojame klaidas. Tai mano
savo pastebėjimas buvo dėl shortų reelsų stebėjimo, nes pastebėjau, kad kokią savaitę laiko aš 2-3 valandos vakarais sprogdavo beskrolinant ir tada galvoju, kas čia vyksta, nes ir laiko gaila ir atrodo išminties užtenka, kad nedaryti, kodėl darau. Ir tada leidau savo tai būti. Tai ten savaitgalį, nežinau, turbūt gal 10 valandų praskrolinau ar 8 valandas praskrolinau ir tada vienu momentu atėjo video, kuris man atsakė visus klausimus, nes aš leidau savo būti ir leidau save stebėti, kodėl aš tai darau. Ir kai aš pamačiau, viskas man tai yra natūraliai atkrito dėl to, kad užsipildė kažkas, ko man trūko. Mariau, čia tas video, kur aš dušę dainuoju. Po tokių video paskui žmonės pas psichologus ir eina, pas coachus. Taip, terapijų prireikia. Tai taip yra, padarius klaidą yra svarbu neįkristi į savigraužą, o tiesiog paklausti savęs kodėl, ką man tai suteikia ir tuomet esame laisvi pasirinkti kitokius elgesio modelius. Jo, tikrai taip. Vien ta vieta, kad mes prieiname tą stebėjimo būseną, mes galime iš tikrųjų pamatyti, kad tai vyko ir kodėl tai vyko. Tai jau mus priveda į tą vietą, kur mes tokie, ir čia šitie įvykiai, šita mano reakcija, vien tai, kad aš pasidaviau tam stresui, mane pramušė, kad aš tai padaryčiau. Taip. Ir toks momentas, ir dabar restartas ir intencija, viskas, važiuojam toliau. Tikrai labai gražu. Ar turi dar kažką, ką norėtum pasidalinti, Mariau, prieš tai, kai aš paduosiu pratimą? Ne, gali pasidalinti pratimu ir tada jau užbaigsim šiandienos video. Tvarkoj. Tai dabar iš tikrųjų šitas pratimas yra labai galingas pratimas. Tiesiog, kad pajaustumėte jo galią, jūs turite įdėti labai nuoširdžią ir labai rimtą intenciją, nes tai nėra kažkoks dvasinis ar hipnoterapinis bairis, tai yra būtent jūsų pasąmonės galia, ką turite kiekvienas po savo ranką. Ir pratimo intencija būtų patirties praktika, tai būtent Fenikso nubudimo patirties praktika. Tai mes praėjome per stebėk, nusinulink ir nukreip. Ir tai mes apžiūrėjome problemą, apžiūrėjome situaciją, visą tą situaciją supratome, kodėl jinai kilo, kas privedė prie to, kad mes esame joje. Mes priėmėme faktą, jog tai įvyko ir jog mes galime pradėti iš naujo ir mes nustatome intenciją. Intenciją būti naujų, geresnių žmogumi. Ir manau, atsimenat, kad rašėte ant lapo naujas aš, geresnis aš ir davėte tam paaiškinimą. Tai tas naujas aš, geresnis aš, jisai jaučiasi, jisai jaučia patirtį. Ne? Tai, žinot, kaip, sakykime, dabar aš jaučiuosi momente, aš jaučiuosi pilnas, aš jaučiuosi visur. Ir tai yra labai nuostabus jausmas, kurį aš galiu dalinai žodžiais apibūdinti. Tačiau, sakykime, išimtas iš tos pozicijos kažkur, nežinau, kažkokio intensyvioje treniruotėje, galbūt varžybų metu ar kokiam koncerte, galbūt aš tą būseną paleidžiu. Ne? Ir aš esu susijungęs su muzika, esu susijungęs su pratimais. Ir ką aš darau, sakykime, aš toks taip, grįžtu save. Grinai toks. Ir grįžtu save. Ir dabar patirties praktika būtų tokia, tai jūs paimate tą savo apsirašymą ir atsisėdate patogiai, atsigulate, atsistojate, svarbu nenugriūkite. Ir padarykite kelis gilius kvėpimus aukštyn žemyn. Ir tiesiog pajauskite, įsivaizduokite save, tą geresnį, tą naują save. Įsivaizduokite save, pajauskite tai savo kūnu, tai fizinę patirtį sukurkite savo vaizduotėje. Ir priimkite tai, lyg tai jūs esate dabar. Tai yra pagrindinis pritraukimo dėsnio parametras, jog tai, kuom jūs siekite tapti, tai, kuom jūs turite tapti, norite tapti, nesvarbu. Kokį priežodį parinksite, esmė yra, kad jūs turite būti tuom čia ir dabar. Ir Fenikso metodas ir yra apie tai, kad jūs stebite situaciją, jūs ją nusinulinate, jūs nukreipiate intenciją į tai, kur norite būti ir jūs tai priimate čia ir dabar. Tad aš tikiuosi, kad išdėsčiau tai pakankamai aiškiai. Jeigu kažkam trūko kažkokios informacijos ar
nesupratote kažkokio žodžio, ar galbūt turite papildomų klausimų, visada galite parašyti man, galite parašyti Mariui ir galite prisijungti prie mūsų bendruomenės, kas dar neprisijungite ir tiesiog užduoti klausimą. Taip, bendraukiam, būtinai parašykit ar privačiai, ar komentaruose ir manau, kad gal PDF-ą padarysim, kur trumpai būtų parašyta, kaip tai yra daroma ir tada būtų įdomu sužinoti jūsų atsiliepimus apie pritaikytą įrankį ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Tai tiek šiandien ir iki kitų kartų. Ačiū Jums, ačiū Mariau, gražios dienos. Visa.